Taigi ištrinkime nereikalingus bandymus. Nustumkime savo plytelę į kraštą. Spaudžiame Move įrankį W. Taigi dabar paišysime seką, tačiau prieš tai reikia suteikti mūsų plytelei teisingą pavadinimą. Pažymime plytelę ir rašome plytelė prieškambario. Spaudžiame Tools, Array ir įsitikiname, jog yra Type of Object skiltyje pažymėta Instance. Paspaudžiame Preview ir dabar matome, jog mums X ašies atžvilgiu reikės pastumti plytelę per jos ilgį ir plus 4 mm tarp plytelių. Taigi čia X įrašom 454, nes 450 yra mūsų plytelės plotis ir 4 mm tarpas tarp plytelių. Įrašome 1D, jog tai bus 4 plytelės. Ir dabar spaudžiame 2D, mums reikės papildyti eilių, sukurti 7 eilės. Įrašome 7. Ir dabar reikia pakeisti Y ašies parametrus, nes į tą pusę bus braižomos plytelės. Taigi įrašom 454, tačiau žiūrim, kad ne į tą pusę mums braižo plyteles, todėl reikia įvesti tiesiog minuso ženklą. Ir dabar jau braižoma teisinga kryptimi. Spaudžiame OK ir štai mūsų seka sukurta. Dabar reiktų ją visą pažymėti, nes reikia sutvarkyti kraštus. Spaudžiame H raidelę ir atsiranda mūsų Select from Scene langas. Čia pasirenkam, jog rodytų geometriją ir susirandam savo plytelę. Spaudžiame Shift ir pažymime visas plyteles, spaudžiame OK. Ir dabar visoms plytelėms, kadangi tai yra instance ir jas galime pažymėti kaip grupę ir štai matome visų jų parametrus, mes joms visoms vienu metu galime suteikti modifikatorių. Pritaikome modifikatorių Editable Poly. Editable Poly iš esmės yra daugiakampė forma, kurios sudėtinius segmentus galima atskirai valdyti. Ją sudaro vertex viršūnės, edges kraštinės, borders apkraščiai, polygon daugiakampiai ir elements atskiri savarankiški elementai. Nueikime į vertex režimą ir dabar mums reikės tiesiog pažymėti norimus vertexus ir su Move įrankiu pastumti juos taip, kad jos atitiktų sienų kraštus. Pažymime apatinės viršūnės ir su Move pagalba pastumėme. Pasukime į kitą šoną. Čia jos yra prie sienos, tiesiog trūksta 2 plytelių dar. Taip pat einame šitą kraštą. Pažymime čia visus vertexus. Ir tempiame jos iki čia. Nesvarbu, kad palinda po sieną. Mums svarbiausia, kad grindys sueitų ir plytelės neužstotų kitoms grindims kelio. Taigi dabar sužymime apatinės plyteles ir pastumėme jas pagal sankirtą su parketu. Tai yra šioje vietoje. Kaip čia eina po sienomis, netiek svarbu, nes sienos užstos mums grindis. Taigi štai plytelės yra sutvarkytos. Išeiname iš Modify režimo. Dabar pažymėkime prieškambarį nubraižytas grindis. Išsikviečiame H, Select from Scene ir susirandame Shapes, grindis prieškambario. Spaudžiame OK, spaudžiame Ctrl+V, sakome Instance netinka, šiuo atveju sakome Copy. Ir mes čia darome kopiją tam, kad vėliau galėtumėm tą pačią formą panaudoti grindjuostėms. Taigi persivadinkime šitą kopiją kaip grindjuostė prieškambario. Spaudžiame H, susirandame vėl grindis prieškambario. Spaudžiame OK.
Kad būtų paprasčiau dirbti, spaudžiame Alt Q ir izoliuojame grindis ir suteikime joms modifikatorių Extrude. Einame į Modify, įskleidžiame sąrašą Modify List ir susirandame čia modifikatorių Extrude. Kaip matote, iš karto mūsų grindis pavirto į plokštumą, nors aukštis tebelieka nulinis. Mums kaip plokštuma šiuo atveju ir tinka, tai aukščio kaip ir nesuteiksime. Išeiname iš izoliacijos modelio ir kol mūsų grindys pažymėtos, suteikiame joms aukštį -4. Ir ši plokštuma dabar tarnaus kaip tarpų tarp plytelių spalva. Reikia jai suteikti spalvą, spaudžiame M raidelę. Įsitraukiame į lauką Gray Material. Pakeičiame jo pavadinimą į tarpai tarp plytelių. Ir Diffuse pakeičiame į baltą spalvą. Nutempia šią rodiklį žemyn ir spaudžiame OK. Ir vėl pažymime mūsų medžiagą ir spaudžiame Assign Material to Selection. Taigi mūsų plytelių tarpams yra suteikta balta spalva. Uždarome Material Editor.